Ta komunistinė idėja buvo realiai tas pats, kas pasaulietinė religija. Taip. Nes buvo tikėjimas šviesių komunistinių rytojų. Buvo sakoma, kad socializmas tai yra ne atskira ekonominė politinė formacija, o tik perinamoje stadija iš kapitalizmo į komunizmą. Taip kaip ir mums gyvenime turim pasikamuoti, kad papultum paskui į dangų, bet kamuotis verta ir tobulėti reikia, nes tada pakliūsi į dangų, o ne pragaran ir smalon. Principė tie patys religiniai supratimai, kurie vyrauja krikščionybė, buvo pernešti čia į tarybinę sistemą. Net ritualai savotiški buvo, kaip šventųjų panteonas, tenais kažkoks išrikiuotas, ten visi generaliniai sekretoriai, visi lyderiai su ordinais. Vaikščiojimas į demonstracijas, taigi pas katalikus irgi yra šitos demonstracijos, kur monstracija, aš ne, kas yra monstracija. Ten atvaizdus tos visus. Ne, monstracija tai yra toksai auksuotos saulės pavidalį ir ten įdėta švenčiausiasis sakramentas. Tas, kur tipo įsikūnijęs Dievas, nes mišių liturgijos metu, kaip tiki broliai Kristuje katalikai, įvyksta transmutacija ir va tas paplotėlis baltas iš tikrųjų virsta mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tikrų kūnų ir krauju. Tai neša pačiai švenčiausią. Dievą neša jie ten.